Išaušo ilgai lauktas paskutinis vasaros rytas, džiuginanti kelionė į Lofotenus. Nebuvau lankęsis Norvegijoje, todėl nekantriai laukiau šios kelionės. Manau, apsilankęs Lofotenuose vienu šūviu nušausiu 2 zuikius ir Norvegijos dalelę pažinsiu ir po kalnus paropinėsiu. Beje, pirmą kartą keliausiu su kelionių organizatoriumi, nes visuomet link kalnų keliaudavau savarankiškai. Iš Kauno iki Vilniaus keliauju traukiniu. Iš Vilniaus oro uosto skrydis į Oslą, iš Oslo į Narviką. Skrydžio bilietai abu pasitaikė geri, iš Vilniaus ryte, Osle porą valandų persidėjimui ir apie 16 valandą nusileidžiame Narvike. Narvike jau laukia organizatoriaus 2 8 vietų automobiliai, kurie mus 16 kalnų entuziastų apie 4 valandas vežė iki Lofotenų, Leknės miestelio, kur apsigyvenome Lofoten Base Camp. Atvykstame apie 9 valandą vakaro, pavargę ir alkani. Organizatoriai nudžiugina, pasitikę šilta vakarienę. Po vakarienės įkurtuvės. Apsigyvename 6viečiuose šildomose 2-aukščiuose nameliuose. Keli pastebėjimai apie apgyvendinimą. Pirmas aukštas puikus, 2vietis miegamasis, svetainė ir 2, virtuvėlė, dušas ir tualetas su šildomomis grindimis. Antrame aukšte truputį prasčiau. Irgi yra dušas su tualetu, grindys taip pat šildomos ir 2 maži kambariukai, kiekvienam po 2 lovas. Tokie maži, kad lagaminus reikėjo laikyti antro aukšto prieangyje, tarp kambario ir sanitarinio mazgo. Organizatorių politika tokia. Pirmame aukšte guldo poras, antrame draugus arba drauges. Išaušo pirmas rytas. Šios dienos žygis į Manen kalną. Šiandien ir visomis kitomis dienomis į žygio starto vietą keliaujame su tais pačiais 2 automobiliais, su kuriais ir atvykome į Lofoten Base Camp. Į kuprinę susidedame tik užkandeles, vandens ir su puikia nuotaika keliaujame link starto. Iki starto tik 10 km. Pradžioje apie 5 km einame lygia vieta šalia vandenyno. Grožimės vaizdais, oras puikus, apie 18 laipsnių šilumos, saulėta. Trumpai apie Manen kalną. Tai Lofotenų perlas su Karibų jūros vaizdais. Manen, lietuviškai vyras, yra nedidelis, bet labai populiarus kalnas Vestvagėjaus saloje, Lofotenuose, Norvegijoje. Nors jo aukštis siekia tik apie 400 metrų virš jūros lygio, jis siūlo vienus įspūdingiausių panoraminių vaizdų visame salyne, todėl yra tapęs tikra turistų traukos vieta. Kalnas garsėja ne tik kvapą gniaužiančiais kalnų peizažais, bet ir fantastiška perspektyva į 2 žymiausias ir gražiausias Lofotenų pakrantės – Haukland ir Uta Kleiv paplūdimius. Šie paplūdimiai su savo baltų smėliu ir smaragdo spalvos vandeniu iš Manen viršūnės atrodo lyg atvirukas iš egzotiškų kraštų. Žygio ypatybės ir maršrutas. Žygis į Manen kalną yra laikomas lengvu arba vidutinio sunkumo pagal Lofotenų standartus ir puikiai tinka daugumai keliautojų. Įprastas maršrutas prasideda nuo Haukland paplūdimių automobilių stovėjimo aikštelės. Visas žygis pirmyn ir atgal trunka maždaug 3-4 valandas. Kelias pradžioje veda senų žvyrkelių, o vėliau veda aukštyn aiškiu taku. Pakeliui į viršūnę tenka įveikti statų, vingiuotą šlaitą, kol pasiekiama viršūnės ketera, nuo kurios takas tampa šiek tiek atviresnis ir siauresnis. Rekomenduojama žygį planuoti gegužės-rugsėjo mėnesiais, esant geresniam orui, nes esant drėgnam orui ar stipriam vėjui, keterios atkarpa gali tapti slidoka ir pavojinga. Priėjus Uta Kleiv kempingą, trumpas poilsis prieš kopiant į Manen kalną. Vaizdai ir patirtis viršūnėje. Pasiekus Manen viršūnę, keliautojus pasitinka neįtikėtina 360 laipsnių panorama. Pietų pusėje atsiveria platus Haukland paplūdimio ir tolumoje esančio Viko paplūdimio vaizdas, pabrėžiantis kontrastą tarp atšiaurių Lofotenų kalnų ir tropikus primenančios pakrantės. Šiaurinėje pusėje matomas Uta Kleiv paplūdimys ir Atlanto vandenyno platybės. Dėl savo palyginti nedidelio aukščio
lengvo prieinamumo ir nepaprasto kraštovaizdžio, Manen yra puikia vieta tiems, kurie nori gauti didžiausią įspūdį už santykinai mažas pastangas keliaudami po Lofotenus ir nori apžiūrėti legendinius paplūdimius iš paukščio skrydžio. Tai puikia dienos išvyka, kurią galima lengvai suderinti su poilsiu ar pikniku Haukland arba Utakleif paplūdimiuose. Žygio tempas puikiai subalansuotas ir jaunam, ir vyresnio amžiaus žmogui. Laiks nuo laiko visa grupė stabteli pailsėti. Kalno viršūnėje poilsis, paieška vietos ir rakurso geriausiai fotografijai. Truputį nusileidus nuo kalno pietus. Organizatoriai nešasi su savim dulių balionėlius ir puodus vandens užvirinimui. Draugiškai visi įpilam savo nešamą vandens šiam tikslui, o užvirus vandeniui užsipilam sauso maisto davinį. Pasiekus finišą neatsispiriame pagundą išsimaudyti. Juk tai Norvegijos jūra už poliarinio rato. Vanduo nėra šaltas, sakyčiau panašiai kaip mūsų Baltijos jūroje birželio mėnesį. Grįžus į gyvenamą vietą, bendra vakarienė lauko terasoje. Tradicija tokia. Kiekvieną vakarą bendrą vakarienę ruošia vis kitas namelis. Kadangi mūsų buvo 18 su vadovais, tai nameliai 3. Vakarienės metu aptarėme einamos dienos žygio įspūdžius bei aptarėme planus rytdienai. Kitas rytas visiškai nedžiugina. Kardinaliai priešingas buvusiam. Apniukęs ir pranašauja lietų. Šios dienos tikslas – Ryten kalnas. Nuo gyvenamos vietos virš 30 km, nepilna valanda kelio. Ryten kalno aukštis yra 543 metrai. Tai viena populiariausių ir labiausiai fotografuojamų vietų Lofoteno salose, Norvegijoje. Tai yra viršūnė, iš kurios atsiveria įspūdingas panoraminis vaizdas į Kvalvikos paplūdimį, Kvalvika Beach. Atokų, balto smėlio paplūdimį, iš visų pusių apsuptas stačių ir didingų kalnų. Dėl šio vaizdo Ryten dažnai yra įvardijamas kaip viena gražiausių Lofoteno žygių vietų, ypač išpopuliarėjusi socialinėje žiniasklaidoje. Svarbiausia informacija. Vieta. Ryten kalnas yra Moskeniusoje saloje, Moskeniusoje, Lofotodeno nacionalinėme parke, netoli Fredvango kaimo. Žygis. Žygis yra laikomas lengvu arba vidutinio sunkumo, pagal Lofoteno standartus, palyginti su kitais stačiais salyno takais. Visas žygis pirmyn ir atgal paprastai trunka 3-5 valandas. Fotografijos vieta. Populiariausia vieta fotografuotis yra uolos atbraila, kuri vadinama Mini Trolltunga, iš kurios galima padaryti įspūdingą nuotrauką virš Kvalvikos paplūdimio. Dėl savo palyginti nedidelio sudėtingumo ir fantastiškų vaizdų, Ryten kalnas yra puikia dienos išvyka, dažnai sujungiama su apsilankymu pačiame Kvalvikos paplūdimyje. Nusileidus į Kvalvikos paplūdimį, kaip be maudynių. Nors oras prastas, bet kai kas vis tiek kartoja – pirmos dienos maudynės. Juk nedažnai tenka galimybė maudytis už poliarinio rato. Šis paplūdimys unikalus tuo, kad yra visiškai izoliuotas. Jį supa stačios įspūdingos kalnų viršūnės, todėl Kvalviką galima pasiekti tik pėsčiomis arba laivu. Būtent dėl šios nuošalumo ir gamtinės apsaugos, Kvalvika atrodo lyg paslėpta oazė. Paplūdimys pasižymi baltų smėlių ir žalsvai mėlynų krištalo skaidrumo vandeniu, kuris kontrastuoja su atšiauriais kalnais, sukuriant Lofotenams būdingą atvirukus primenantį vaizdą. Lipdamas į viršų, išgirstu išgąsčio balsą. Pagalvoju, sutikome kažkokį stambų vietinį gyvūną. Kad vietinį tai taip,
tik žymiai mažesnė. Pakilę nuo paplūdimio ketiname kopti į Riten viršūnę. Ieškome vietos, kur galima būtų papietauti. Jei oras ryte buvo nekoks, tai dabar jis darosi tragiškas. Bandome užvirinti vandenį savo sauso maisto daviniui užplikyti. Kol atliekame šią procedūrą, lietus įsilyja. Ir bevalgant, lietaus lašai išaukšto turinį tiesiog praskiedžia. Nusileidimas nuo Riten kalno vyksta tuo pačiu taku, kurio užlipome, ir veda atgal link automobilių stovėjimo aikštelės. Šis nusileidimas paprastai užtrunka apie 2 valandas. Pradinė atkarpa nuo viršūnės yra gana stati ir veda siaurą keterą, atveriančią įspūdingus vaizdus į apačioje esantį Kvalvikos paplūdimį ir aplinkinius kalnus. Būtent šioje atviroje vietoje turite būti ypač atsargus, nes čia gali pūsti stiprus vėjas, o uolos pakraščiai yra pavojingai arti. Nusileidžiant, rekomenduojama eiti lėtai, ypač jei takas šlapias ar purvinas po lietaus. Nusileidus nuo keteros, takas tampa žymiai švelnesnis. Antroji maršruto dalis veda per pelkėtas lygumas, kuriuose nutiesti specialūs mediniai takeliai – lentjuostės. Nors šios lentjuostės palengvina ėjimą per purvą, jos gali būti labai slidžios esant drėgmei, todėl ir čia reikalingas apdairumas. Bet kokiu atveju visada turėkite patikimą avalinę, skirtą purvinam ir uolėtam Lofotenų reljefui. Pakiliai nusiteikę pasiekėme finišą. Grįžusi nakvynas vietą, trumpas atokvėpis, dušas, bendra vakarienė su bendrais įspūdžiais, vėliau pirtis ir planavimas rytdienos žygiui. Šios dienos žygis yra apie 10 km ir 650 metrų sukilimo. Trečią rytą pabundame su šiokia tokia viltimi, kad oras bus geresnis nei vakar. Ir iš tiesų, prognozės rodo truputį geresnį orą. Nors po pietų ir vėl lietus. Džiugina tik tai, kad nuo rytojaus orai gerės. Grupės vadovai šiandien priima sprendimą. Iš ryto renkamės lengvą žygį, aplankome Paukščių slėnį, Kyllingdalen, o po pietų automobiliu keliaujame į Nusfordą. Tai yra viena iš seniausių ir geriausiai išlikusių tradicinių žvejų gyvenviečių, vadinamųjų Fiskvær. Kaimas yra įsitaisęs jaukioje įlankoje, apsuptoje stačių kalnų. Dėl savo autentiškumo jis yra tapęs lyg muziejumi po atvirų dangumi ir laikomas vienu labiausiai fotografuojamų Lofoteno perliukų. Iki jo pusę valandos kelio, apie 20 km. O vakare keliaujame į šalimais esantį miestelį – Leknes. Restorane ragaujame vietinių patiekalų. Asmeniškai ragauju banginio steiką. Pagal struktūrą panašus į jautienos steiką, tik truputėlį prasismelkia kepenėlių skonis. Tai toks šios dienos planas iš 3 dalių. Atvykstame į Kyllingdalen. Tai rami ir vaizdinga vieta Vestvogoja salos pietvakariuose, netoli žvejų kaimelio Balstad. Šis takas išsiskiria nuo įprastų stačių Lofoteno kalnų žygių, nes siūlo lengvą pasivaikščiojimą per slėnį ir miškingas vietoves. Pagrindinės šio žygio savybės. Pobūdis. Tai trumpas, nesudėtingas žygis, idealiai tinkantis šeimoms ar tiems, kurie nori ramesnio pasivaikščiojimo be didelio aukščio skirtumo. Kraštovaizdis. Maršrutas vingiuoja pro keletą nedidelių ežerų ir per pušynus, o vietinė gamta kartais lyginama su kanadietiška aplinka. Tai neįprastas, bet labai gražus Lofoteno kraštovaizdžio aspektas. Vieta. Žygis prasideda netoli Balstad kaimo. Takas aplenkia keletą ežerų ir veda per Kyllingdalen slėnį, o maršruto pabaigoje galima rasti nuorodų į aukštesnius kalnus, pavyzdžiui, Breid Tinden. Maršrutas. Tipinis maršrutas yra apie 5 km ilgio ir trunka maždaug 1,5 valandos, grįžimas atgal, su minimaliu aukščio skirtumu. Kyllingdalen takas suteikia galimybę išvysti šiek tiek kitokią, mažiau atšiaurę, bet vis tiek nuostabią Lofoteno salų gamtos pusę. Tai puikia vieta atsipalaiduoti ir pasimėgauti gamtos ramybę. Trasa yra radialinė, gavosi apie 6 km ir tik 100 metrų sukilimo.
tai lengvas pasivaikščiojimas. Grįžtame namo papietauti. Po pietų automobiliais pajudame į Nusfjordą. Nusfjordo istorija siekia mažiausiai 425 metus prieš Kristų, o jo aukso amžius buvo XIX amžiaus pabaiga ir XX amžiaus pradžia, kai žvejybos sezono metu čia gyveno ir dirbo iki 1500 žvejų. Kaimas pasižymi ikoniniais, ryškiai raudonos ir geltonos spalvos mediniais nameliais, vadinamais rorbu, tradiciniai žvejų nameliai, kurie stovi ant polius ir yra išsidėstę palei prieplauką bei medinius takus. 1975 metais UNESCO Nusfjordas buvo pasirinktas kaip vienas iš 3 Norvegijos objektų tradicinės architektūros išsaugojimo bandomajam projektui, siekiant išlaikyti jo autentišką vaizdą. Šiandien Nusfjordas veikia kaip Nusfjordas Arctic Resort, siūlantis apgyvendinimą restauruotose, bet autentiškose rorbų kajutėse. Lankytojai gali apžiūrėti istorinius pastatus, įskaitant senąją krovinių parduotuvę Landhandleriet nuo 1907 metų, aliejinę, kurioje gamindavo menkių kepenėlių aliejų, kalvę ir valčių namelius, kurie pasakoja apie tūkstantmetę lofetenų menkių žvejybos istoriją. Taip pat čia veikia keletas restoranų ir kavinių, siūlančių vietinės virtuvės patiekalus, ypač šviežios žuvies ir džiovintos menkės – torfisk. Iš Nusfjordo taip pat organizuojamos žvejybos, plaukimo kajakais ir šiaurės pašvaistės stebėjimo ekskursijos. Norint aplankyti Nusfjordo kaimą vasaros sezono metu, gali būti taikomas nedidelis įėjimo mokestis, skiriamas jo priežiūrai. 4 diena. Grupės vadovai mums skiria išeiginę. Žygių Nieva yra 2 išvykos. Iš ryto į menkių fabriką, Lofoten Seafood, po pietų stebėti jūrinių erelių. Prieš ekskursiją mus aprengia kombinezonais, kad į rūbus neprasmirstų žuvies kvapu. Nustebau, kad džiovinta menkė skirstoma į 5 grupės ir 20 pogrupių. Tai atskiras mokslas eksperto, kuris kiekvieną menkę apžiūri, kvapas, spalva, ner kaip galva nupjauta. Po ekskursijos pietus šį kartą ragaujame patiekalus džiovintos menkies, vadinamą stockfish, norvegiškai tarfish. Po pietų automobiliais keliaujame į Svolvær miestelį stebėti jūrinių erelių. Tai apie 80 km, maždaug valanda ir 30 minučių kelio. Čia vėl mus aprengia kombinezonais, uždeda gelbėjimosi liemenes, akinius. Greitaeigiai kateriai pasiekė iki 90 km/h greitį ir 2 kateriais mūsų grupė išplaukė į fjordą. Jūriniai ereliai – Lofoteno karaliai. Jūrinis erelis Haliaetus albicilla, dar vadinamas baltauodegių ereliu, yra didžiausias erelis Europoje ir Lofoteno simbolis. Šioje salyno dalyje gyvena viena tankiausių populiacijų pasaulyje. Svolvare organizuojamos specialios kelionės greitaeigiais laivais RIB, kurių metu plaukiama į atokesnius fjordus ir uolėtas salas, kur ereliai medžioja ir peri. Ekskursijos tikslas – pamatyti šiuos didingus paukščius iš arti. Medžioklė. Gidai dažnai meta nedidelę žuvį į vandenį, kad viliotų erelius ir paskatinti juos nusileisti kuo arčiau laivo. Matyti, kaip didžiulis erelis sklendžia virš fjordo ir staigiai neria pagauti grobio, yra kvapą gniaužiantis reginys. Dydis ir išvaizda. Jūrinius erelius lengva atpažinti pagal stambų kūną, didelę, galingą galvą ir charakteringą baltą uodegą. Jų sparnų mojis gali siekti net 2,5 metro. Jų tūpimas ant uolų ar sklandimas virš kalnų viršūnių yra tikras gamtos spektaklis. Kelionė stebėti paukščių dažnai veda per įspūdingąjį Trollfjordą. Šis siauras dramatiškas fjordas, apsuptas stačių 1000 metrų aukščio kalnų, suteikia tobulą foną paukščių stebėjimui. Patys Trollfjordo vaizdai sukuria neįtikėtiną gamtos teatrą, kur tyla, Arkties vandenynas ir didingi paukščiai susilieja į vieną. Tokios kelionės puikiai iliustruoja, kodėl Lofotenai yra žinomi ne tik dėl savo kalnų, bet ir dėl turtingos jūrinės gyvūnijos. Išaušo saulėtas 5 rytas, daug žadantis. Šiandien žygis nusimato be lietaus, dangus nuo pat ryto giedras.
Šiandien keliaujame link Munkebu. Tai apie 50 km nuo nakvynės vietos, maždaug valanda kelio. Munkebu tai Norvegijos turizmo asociacijai, DNT, priklausanti ir prižiūrima kalnų trobelė, esanti Moskenesioje saloje apie 450 metrų virš jūros lygio. Ji pastatyta vaizdingoje vietoje, apsupta kelių aukštikalnių ežerėlių ir yra puikus atskaitos taškas ilgesniems žygiams. Žygio tikslas. Dažniausiai Munkebu trobelė yra tikslas populiariam žygiai, prasidedančiam Sorvogen miestelyje. Maršrutas apie 5 km į vieną pusę, 2-3 valandos kelio, eina per pelkėtas ir miškingas vietas, o vėliau staigiai kyla į kalnus. Yra atkarpos, kurios yra apsaugotos grandinėmis, kad būtų lengviau užkopti. Bazinė stovykla Munkebu yra strateginė vieta, nuo kurios žygeiviai gali tęsti sudėtingesnį kopimą į netoliese esančias viršūnes. Pavyzdžiui, Munkeną 510 metrų virš jūros lygio arba aukščiausią Moskenesėjos salos kalną Hermansdalstindeną 1027 metrai virš jūros lygio. Peizažai čia pasižymi tipišku Alpių stiliumi, su aštriomis viršūnėmis ir giliais ežerais. Nusileidimas nuo Munkebu trobelės atgal į Sorvagen miestelį, nors ir einamas tuo pačiu keliu, yra toks pat reikalaujantis dėmesio ir atsargumo, kaip ir kopimas. Dažnai žmonės klaidingai mano, kad nusileisti lengviau, bet tai pareikalauja didesnės koncentracijos, ypač saugant kelius. Svarbu, ši trasa nėra žymima Šerpo Nepalo statybos laiptais, kaip Reinebringen. Čia daugiausiai teks kopti natūraliu, uolėtu ir drėgnų Lofoteno reljefu. Visada rekomenduojama turėti patikimą avalyną ir būti pasiruošus greitai besikeičiančioms oro sąlygoms. Svarbi pastaba. Dėl vandalizmo ir netinkamo naudojimo Munkebu trobelė yra uždaryta 2025 metais, techniniai priežiūrai ir sprendžiant dėl jos tolimesnio valdymo. Tačiau tai netrukdo atlikti žygio iki trobelės ir toliau kilti į Munkeno viršūnę, jei leidžia oro sąlygos. Munkebu trobelė yra vartai į pačią tokiausią ir laukiniausią Lofoteno dalį. Nuo čia galite tęsti žygį. Munkeno viršūnė. Nuo trobelės yra nesudėtingas, maždaug 20-30 minučių žygis iki Munkeno, 510 metrų virš jūros lygio, viršūnės, nuo kurios atsiveria neįtikėtina 360 laipsnių panorama. Hermansdalstindenas. Munkebu dažnai naudojama kaip bazė žygiui į aukščiausią salos viršūnę – Hermansdalstindeną. Mes eidami atgal nuo Munkebu nėjome tuo pačiu keliu, o pasukome kairiau, šiaurian ir užlipote į artimiausią aukštą kalną – Munkeno viršūnę, apie 510 metrų virš jūros lygio. Tai buvo geras pasirinkimas. Munkeno vieta. Šis kalnas stovi šalia Munkebu trobelės ir nuo jo atsiveria turbūt geriausias 360 laipsnių vaizdas visame Moskenesoje salos pietvakarinėme gale. Nuo jo puikiai matosi Munkebu ežerėliai, Rambergas, netoliese esantis Hermansdalstindenas ir Lofoten Oddano nacionalinis parkas. Išvengimas grandinėms.
Pagrindinė atkarpa su grandinėmis yra Munkebo tako atkarpa vedanti link Djupfjordheia. Nors užlipimas ant Munkeno yra status, jis yra kitoks. Trasa tiesiog veda aukštyn ant kalno keteros ir leidžia apeiti tas techniškai sudėtingiausias atkarpos žemai slėnyje, tiesiog pakeičiant jį į statų, bet lengvesnis kopimas natūralių reljefų. Šios dienos žygio rezultatas – apie 11 km ir 610 metrų sukilimo. 6 diena Lofotenuose. Kaip bebūtų gaila, kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Vadovai šiandien parenka programą pagal maksimum. Iki pietų popiam į viršūnę Ofersøy Kamen, šalia gyvenamos vietos, o po pietų keliaujam iki Reinebringen. Ofersøy Kamen yra populiari, bet palyginti lengvai pasiekiama viršūnė Lofoteno salose, garsėjanti kaip viena geriausių vietų gerėtis 360 laipsnių panorama, be didelių pastangų lyginant su kitais Lofoteno žygiais. Ofersøy Kamnas – pagrindinė informacija. Ofersøy Kamnas yra nedidelė kalno viršūnė, esanti Vestvågøy saloje, Leknės miestelio apylinkėse, prie pat E10 greitkelio. Aukštis – apie 436 metrai virš jūros lygio. Vieta – Vestvågøy sala, arti Leknės miesto ir Skredos poilsio zonos. Tai yra maždaug pusiaukeliai tarp Reine ir Svolvąero miestų. Vaizdas. Dėl savo izoliuotos padėties viršūnė siūlo nepertraukiamą 360 laipsnių vaizdą. Galima matyti rytuose Vestvågøy salos lygumas ir Leknės miestelį. Vakaruose įspūdinga Flagstadoja salos kalnų siena ir Turkijos spalvos jūros vandenis. Netoliese Hauklan ir Uttakneif paplūdimus. Šis žygis Lofoteno standartais vertinamas kaip vidutinio sunkumo, o kartais net lengvas lyginant su sudėtingais kopimais kaip Reinebringen ar Munkenas, nes yra trumpas ir tiesioginis. Dėl savo santykinai mažo aukščio ir tiesios trasos, Ofersøy Kamen yra populiarus pasirinkimas vietiniams bėgikams ir tiems, kurie nori pamatyti įspūdingą vaizdą neturėdami daug laiko. Be to, vasara tai yra puikia vieta stebėti vidurnakčio saulę. Pasigrožėję vaizdais, po truputį leidžiame žemyn link gyvenamos vietos. Nueita apie 5 km ir pakilta 440 metrų. Papietaujame ir automobiliais keliaujame link Reinebringen. Iki jo apie 50 km, tai apie 1 valanda kelio. Reinebringen yra bene garsiausias ir ikoniškiausias kalnas visose Lofoteno salose. Jis nėra aukščiausias, bet jo populiarumas paaiškinamas vienu iš įspūdingiausių vaizdų pasaulyje, atsiveriančių iš viršūnės. Nuo viršūnės atsiveria garsioji panorama, apimanti Reinę kaimelį su raudonomis Rorbu žvejų nameliais, apsupta dramatiškais Lofotenų kalnais ir fjordų. Žygis – laiptai į bangų. Anksčiau Reinebringen trasa buvo labai pavojinga dėl didelės erozijos ir purvo, bet dabar tai yra vienas saugiausių ir tvarkingiausių žygių Lofotenuose, dėka specialiai įrengtų laiptų. Šerpų laiptai. Statybos baigtos apie 2021 metus. Takas buvo pertvarkytas pasamdžius kalnų statybos ekspertus iš Nepalo, vadinamosius šerpus. Laiptų skaičius. Trasą sudaro beveik 2000 akmeninių laiptų, šerpa steps. Paskirtis. Laiptai ne tik palengvina ir padaro žygį saugesniu, bet ir apsaugo pažeidžiamą kalno šlaito gamtą nuo erozijos. Sunkumas. Dėl laiptų žygio sunkumas vertinamas kaip vidutinis. Nors techniškai nesudėtingas, jis yra labai status ir reikalauja gero fizinio pasirengimo, nes aukštis įveikiamas per labai trumpą atstumą. Viršuje laiptai baigėsi ir reikia pasiekti apžvalgos aikštelę nedideliu uolėtų taku. Tiesa, pati vieta viršūnėje yra siaura ir vasara būna labai perpildyta. Reinebringen ypač rekomenduojama žygiui vėlyvą pavasarį ir vasarą, gegužės-rugsėjo mėnesį. Žiemos metu žygis yra pavojingas dėl apledėjusių laiptų, sniego ir aktyvios akmenų kritimo bei lavinų rizikos. Pasiekus viršūnę, apima nenusakomas jausmas. Juk tai paskutiniai sukilimo metrai Lofotenuose. Ryt
paliekame Lofotenus. Ilgai grožimės vaizdais. Šis antras dienos žygis nueita apie 6 km ir sukilta apie 480 metrų. Visų dienų žygių apžvalgos, koordinatės, pastebėjimai pirmame komentare. Atgavus jėgas, pradedame nusileidimą įžymiaisiais laiptais. Jei lipant į viršų kenčia plaučiai, tai į apačią kojos. Grįžus į namus prasideda pasiruošimas rytdienos kelioniai namo. Pradžioj šventinė vakarienė. Grupės vadovai nustebina savo keptų pyragų. Miegot einame labai anksti, nes keliamės 3 valandą ryto. Keliaujame 4 valandas automobiliais iki oro uosto. Iš jo skrydis į Oslą, iš jo į Kopenhagą, o iš Kopenhagos į Vilnių. Paskutinė atkarpa automobiliu į Kauną. Grįžimas užtruko 23 valandas.